Šiandieną norėjau parodyti, kaip veikia mano hidroponikos bokštas. Štai toks prietaisas, kuriame galiu auginti praktiškai visus metus oranžerijoje salotas, pavyzdžiui. Nes aš užsisėjau, jį gavau vėliau šiek tiek, kovo 4 užsėjau salotas ir ko puikiausiai valgau ir po šią dieną valgau, bet noriu dar daugiau pažengti, pasodinau ir pomidorus bei agurkus. Štai čia. O viskas kaip atrodo? Šioje apačioje talpoje įsipila vanduo su trąšomis, tada siurbliukas jas pakelia į viršų, paleidžia ir šaknis gauna trąšas ir vandenį. Aš ištrauksiu, pažiūrėkite, kaip atrodo salotos su šaknimis. Ir čia yra, jeigu matot, spalva tokia rusva šiek tiek, nes čia yra jūrų dumblių organinės trąšos, ne mineralinės, todėl spalva šiek tiek kitokia. O salotos tikrai nuostabios. Tai noriu parodyti viską nuo pat pradžių, visą procesą, kur prasideda, ką daryti. Ir žiūrėkite, vienas toks bokštas aš galėčiau auginti terasoje, balkone arba šiltnamyje. Maždaug 44 augalai auga vienu metu ir užima apie 1 kvadratinį metrą. Tai tikrai nedaug ir tikrai labai švaru, labai paprasta. Ir man patinka eksperimentuoti, todėl ir turiu šios bokštus ir tikrai kol kas jais džiaugiuosi. O dabar žiūrėkite, kur prasideda procesas visas. Štai čia. Puikiai matosi, dabar paėmiau vatą specialiai. Čia yra vata, akmens vata, specialiai daiginimui. Esu bandęs daiginti ir su tokioj kempiniai, irgi skirta specialiai. Bet man nepatinka. Joje perdžiūsta greitai sėklos ir nebūna tokio efekto. Tai paimu geriau vatą, sumirkau, kelias minutės, 10-15 palaikykite, kol tikrai prigers pilnai, ji bus visas sunki pasidarys. Ir tada dedat ir ramiai gražiai sudedat po vieną arba netgi 2 sėklytės į vieną skylutę. Tai aš turiu labai paprastų sėklyčių. Čia tauka reikia labai kruopščiai užsėti. Imam salotų sėklų, kažkokį įrankį, kas su kuo mėgsta dirbti. Pakabinu sėklytės ir čia reikia labai atsargiai po 2 sėklas panašiai. Gali būti ir, čia aš jau primečiau daugiau. Gali būti ir keletą daugiau, tai tiesiog greičiau viskas suaugs. 2, 3. Tai greičiau gausite salotų kupstelį ir paskui ramiai savo valgysite. Ant pačio viršaus. Čia būna negaila. Taigi savo, ne pardavimui. Pardavėjai tai skaičiuoja po 1, po 2. O savo gali likti taip. Prispaudžiu gražiai. Šiaip jos gali gulėti viršuje, tiesiog prispausos, jos gaus saulės šviesos, drėgmės, čia yra šilta ir labai gražiai greitai sudygsta. Jeigu laiku nepalaistysit, rekomenduoju naudoti agrovermikulitą ant viršaus užberkite, jis palaikys drėgmę. Tai tada labai nedidelį kiekį galima užbert ant viršaus ir jisai dar sudrėkina. Sudrėksta ir prilaiko drėgmę, o perteklių išleidžia. Dabar kas svarbu, neišdžiovinti tos akmens masės vatos. Ir viskas. Matėt, jokių trąšų, nieko kol kas nereikia. Čia vandens dabar dar per daug, nupilsiu ir viską padėsiu, tegu susidaigina ir viskas. O dabar grįžtame prie bokšto. Čia labai svarbu užpildyti. Bokštas apačioje susipila vanduo kartu su trąšomis ir visada būtinai seku pH ir AC. Tai yra 2 prietaisai, štai, kurie būtini. Jeigu užsiemat hidroponiką, būtinai reikalinga pH. Salotom idealu 6,5, nuo 5,5 iki 6,5. Ir mikrosiemensai. Tai yra trąšų kiekis. Negalima trąšų niekada padauginti, nes jūs galite pražudyti tiesiog augalą, apnuodyti ir panašiai, nes trąšos ir kainuoja ir negalima padauginti.
Tai žiūrime, kokioj fazėje augalas, dygimo 2 lapelių, ar jau pakankamai didelis, trąšų kiekį truputėlį didinam. Prasideda nuo 0,6-0,8 mikrosiemensų iki 1,8 mikrosiemensų, kai jau augalas yra didelis. Taip kad va čia visą laiką tenka žiūrėti, stebėti. Vandentekio vanduo pas mane yra apie 7 pH. Tai aš visada pilu va štai tokį. Va, iš Bloom Bay. Užsisakau ir čia yra pH pamažinti, numetu iki maždaug 6 plius minus ir tada supilu tirpalą į čia. Trąšos, įvairios trąšos, va štai čia. Štai šios yra organinės ir dygimui, augimui, žydėjimui ir panašiai skirtos atskirai, o čia yra mineralinės irgi dygimui, ten augimui, žydėjimui skirtingos, nes daugiau fosforo, daugiau kalio. Pavyzdžiui, pomidoram reikės daugiau fosforo kalio, o salotom faktiškai azotas, kad tik tai viskas sėkmingai dygtų. Kartais, kada matau jau pradeda džiūti vata, ateinu, apipurškiu gražiai švelniai ir viskas, tos sėklytės gan greitai pradeda dygti. Labai paprasta, o efektas matot koks. Čia yra organinės. Jas geriausia užsėti, aš taip pažiūrėjau, maždaug kas savaitę, kas 10 dienų po 10 sėklyčių, 10 naujų augalų. Tai vieną suvalgau išimu ir naują mažą vėl įdedu. Už tai pas mane vienos mažos, kitos jau didelės, o čia pavyzdžiui dar visai maža, ar ne? O ten jau žiūrėjom, šitą jau aš tuoj valgysiu, gan didelė. Taip kad toks imi, valgai, vartoji ir visą laiką viskas keičiasi. Tos sistemos gali būti ne tik tokia kaip bokštas, bet gali būti horizontali. Tada irgi talpa kažkur tai, pakelia siurbliukas, prabėga pro šaknis, grįžta. Gali būti NFT dėžės tokios, į kurias pripildai trąšų, įdedi augaliuką ir šaknis geria ir viskas ir auga. Tai mažiau laistymo, mažiau priežiūros, jokio ravėjimo, tik tai reikia stebėti vandenį su trąšomis ir viskas. Jeigu kažkas norite paeksperimentuoti, pabandyti, drąsiai bandykite, žiūrėkite, aš manau, kad tikrai gausis. Labai smagu turėti savo salotų, netgi kada darže dar neauga. Na, o vatoje daiginu tol, kol salotos turi 2-3 tikruosius lapelius, kai jau suauga nedidelis kupstelis. Tada perkeliu štai tokį indą plastikinį ir su juo keliauja jau į bokštą. Ir viskas.